Lankomės Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose. Čia dirba aukščiausios kvalifikacijos širdies ir kraujagyslių ligų specialistai. Dauguma jų Vilniaus universiteto lektoriai, docentai ar profesoriai, teikiantys profesinio mokymo paslaugas visos Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigose dirbantiems specialistams. Pasak Santariškėse dirbančių medikų, vienintelis būdas jiems patiems tobulėti Lietuvoje – mokslinės praktinės konferencijos su kviestiniais užsienio lektoriais. Tačiau praktiškai pamatyti, kaip taikomos medicinos naujovės, galima tik nuvykus į jas sėkmingai taikantį užsienio medicinos centrą. Pasak Santariškių klinikų kardiologijos skyriaus vedėjos docentės Birutės Petrauskienės, Santariškių ligoninei vykdant Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą, daugiau nei 4,000 sveikatos priežiūros specialistų, kovojančių su širdies ir kraujagyslių ligomis Lietuvoje, suteikta galimybė ugdyti savo profesines kompetencijas įvairiose stažuotėse, konferencijose ir mokymuose. Mus labai džiugina tai, kad pirmiausia galėjo mokytis šiaip iš viso rytų ir Lietuvos, pietryčių Lietuvos gydytojų, kurie galėjo pakelti kvalifikaciją kardiologijai. Tai buvo ne tik kardiologai, tai buvo ir vidaus ligų gydytojai, ir hematologai, žodžiu, įvairių specialybių gydytojai. Kitas dalykas labai svarbus, tai kad mokėsi slaugytojos. Jos turėjo įvairiausius irgi tobulinimosi kursus. Trečia grupė tai jauni mūsų gydytojai, kurie galėjo stažuotis užsienyje, geriausiose klinikose, išmokti naujų tyrimo metodų, naujų gydymo metodų. Pasak docentės, Lietuvos sveikatos specialistų mokymai atnešė realią naudą mūsų šalies žmonėms. Šiuo metu kur kas efektyviau diagnozuojamos širdies ir kraujagyslių ligos daugelyje Lietuvos sveikatos priežiūros institucijų. Pasak Vilniaus universiteto širdies ir kraujagyslių ligų klinikos vadovo profesoriaus akademiko Aleksandro Laucevičiaus, taip pat svarbu pabrėžti, kad projekto mokymai sveikatos priežiūros specialistams padėjo pritaikyti kur kas modernesnes ir mažiau sudėtingas gydymo metodikas širdies ir kraujagyslių ligoms sergantiems pacientams. Širdies chirurgam, kraujagyslių chirurgam, intervenciniam vadinamam kardiologam, kurie iš chirurgo atiminėja duoną, darydami daugelį procedūrų jau ne operacijų būdų, o per kateterį, ir taip pat kasdieną dirbantiem kardiologams. Šalia visą laiką vis plačiau ir plačiau mes bendradarbiaujam su kitų specialybių gydytojais, tai yra endokrinologai, neurologai, nefrologai ir be abejo šeimos medicinos specialistai. Pasak profesoriaus, kardiologijos mokslas sparčiai žengia pirmyn, tad net ir aukščiausios kvalifikacijos sveikatos priežiūros specialistai turi nuolat tobulėti, domėtis naujausiais tyrimais, ligų gydymu, diagnostika. Vienas iš efektyviausių būdų to pasiekti – stažuotės kitose pasaulinius standartus atitinkančiose gydymo įstaigose. Mūsų specialistai turėjo galimybę pasistažuoti, pasimokyti, padalyvauti projektuose, mokymo kursuose, stambiausiose Europos ir Izraelio ligoninėse, ir tai be abejo suteikė jiems galimybės naujas metodikas pradėti, ir be jokios abejonės šis projektas labai prisidėjo prie to, kad širdies kraujagyslių ligų diagnostika, gydymas ir prevencija labai ūgtelėjo per tuos metus. Kad šios specialistų stažuotės buvo didelis postūmis kovojant su širdies ir kraujagyslių ligomis Lietuvoje, pritarė ir Santariškių klinikų kardiologijos skyriaus vedėja docentė Birutė Petrauskienė. Medicina žengia į priekį didžiuliais žingsniais ir naujų technologijų atsiradimas. Neužtenka turėti aparatą, reikia turėti žmogų, kuris moka dirbti su aparatu. Ir šitie jauni žmonės, kurie išvažiavo ir stažavosi, jie atnešė labai daug naujovių, naujų mokėjimo dirbti naujais tais įvairiais aparatais, naujų tyrimo metodikų ir gydymo metodikų. Tai yra magnetinis rezonansas, yra branduolinė medicina visa. Taip pat yra elektrofiziologijoje nauji tyrimo metodai. Galų gale ta pati angiografija, kuri irgi tobulėja ir atsiranda naujos gydymo strategijos ir viso tai yra mokomas. Santariškių klinikos branduolinės medicinos skyriaus vedėjas dr. Donatas Vajauskas vykstant projektui net 2 kartus buvo išvažiavęs gilinti neinvazinės diagnostikos srities žinias. Stažuotė vyko Šveicarijos Ciuricho universitetiniai ligoniniai, kurie turi parengę tarptautiniam lygmenį pripažintą mokymo programą kardiologiniai srity, neinvazinės diagnostikos būtent kardiologiniai srityje. Ir teko ten praleisti nemažą laiką.
darbuojantis būtent su aukščiausios kvalifikacijos gydytojais, kurie dirba su naujausiam technologijom klinikinį darbą neinvazinės kardiologijos srityje. Kaip teigia pašnekovas, neinvazinė diagnostika leidžia greičiau ir efektyviau parinkti tinkamiausią gydymą pacientui, vis dažniau išvengiant intervencijų. Tokių stažuočių metu turime galimybę prisiliesti prie tos naujausios įrangos, kuri yra skirta būtent kardiologiniams tyrimams. Tai yra įranga suprojektuota tirti tik tai kardiologinės būklės, neinvazyviai tirti, pacientui komfortabiliu būdu atliekant tyrimą, kas yra patogu, greita. Kita vertus, tai yra visa serija junginių, galima sakyti, ganėtinai naujų junginių naudojamų klinikinėje praktikoje, kurie vėlgi duoda galimybę neinvazyviai pamatyti, kaip vyksta kraujotaka miokarde ir kurios miokardo dalis galbūt netenka kažkurios dalies kraujotakos, kas mus toliau vestų prie kažkokių tai klinikinių sprendimų, ką toliau su to pacientu reikėtų daryti. Branduolinės medicinos skyriaus vedėjas dr. Donatas Vajauskas įsitikinęs, kad tokių stažuočių nauda yra neabejotina ir būtina. Lietuvoje vis dėlto mes neturime visada pačių naujausių technologijų ir prisilietimas prie jų leidžia grįžti su gerom mintim ir gerais norais, integruoti tos dalykus į klinikinę praktiką, kas galbūt yra naudinga mūsų specialistams, kitiems mūsų pacientams yra naudinga. Verta pasidžiaugti, kad Santariškių klinikose per 5 metus, kovojant su širdies ir kraujagyslių ligomis, sėkmingai pradėta taikyti daugybė modernių gydymo metodikų. Tie, kurie serga labai sunkiom hipertenzijom, gydymas ne tik tai vaistais, bet ir per kateterį prideginant tam tikrus židinius, kurie palaiko labai aukštą spaudimą. Ir ta metodika taikoma kol kas unikaliai tik tais Vilniuje ir turbūt ir Baltijos šalyse. Mes esame lyderiai šioje srityje ir be abejo tai yra patys sunkiausi pacientai sergantis. Antra turbūt tokia labai svarbi sritis, tai yra kaip galima būtų minimaliais pjūviais, su minimaliai pažeidžiant ligonio organizmą, atlikti įvairius labai sudėtingus dalykus, kaip kad, tarkim, vožtuvų implantavimas be pjūvio per kateterį. Diagnostikoje be abejonės šiuo metu yra didžiausias progresas, vyksta taip vadinamoji vaizdinimo srityje ir atsirado masė naujų priemonių, kaip galima būtų vaizdinti širdį ir kraujagyslės, nekišant jokių prietaisų į tas nei širdį, nei kraujagyslę, tai yra iš paviršiaus, iš kūno paviršių. Pasak profesoriaus Aleksandro Laucevičiaus, pažanga šių ligų prevencijos ir gydymo srityse didžiulė. Deja, mes vis dar atsiliekame nuo kitų vakarų Europos valstybių, todėl tikėtina, kad širdies ir kraujagyslių ligos dar ilgai išliks didžiausia problema mūsų šalyje. Daugelis vakarų Europos valstybių jau pasiekė gana iškalbingų rezultatų, labai daug priklausančių nuo pačių žmonių gyvenimo būdo. Viskas pasaulyje pasikeitė truputėlį pastaruoju metu ir daugeliu šalių aplenkiant Lietuvą. Lietuvoje tai neįvyko. Pavyko 40% sumažinti mirčių dėl širdies kraujagyslių ligų. Ir tai turbūt kokia 60% priklauso nuo sveikos gyvensenos, nuo lipidų mažinimo statinais, nuo kraujospūdžio tvarkymo, diabeto kontrolės ir kitų rizikos veiksnių kontrolės. Ir kokia 40% priklauso nuo modernių procedūrų, diagnostinių ir gydomųjų. Taigi, nors širdies ir kraujagyslių ligų epidemija Lietuvoje vis dar išlieka, tačiau sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacija ir ryžtas tobulėti suteikia vilčių, kad vieną dieną galėsime pasidžiaugti dar didesniais kardiologijos srities laimėjimais.